Sveiki visi, sveikinu šiandien Kernavėj iš Piliakalnių Pajautos slėnio ir šiandien noriu pristatyti Jums savo naujausią meditaciją, kurią įrašiau gegužės 2 dieną. Kurį laiką nebuvo meditacijų, nes išgyvenau labai daug dalykų, išgyvenimų asmeninių, todėl meditacijos buvo labai asmeninės su informacija mano širdžiai, išsicentravimui ir tai pirmoji po tiek laiko kolektyvinė apie tai, kas vyksta dabar aplamai ir kodėl tiek daug žmonių išgyvena panašius dalykus. Ir ši meditacija buvo labai stipri ir ji kalbėjo apie santuoką tarp širdies ir saulės rezginio, tarp šitų dviejų vietų. Ir kad jų abiejų vaisius yra stebuklas ir kaip jis skleidžiasi. Labai daug informacijos buvo ir meditavau su savo mėlymiausiu, mėgstamiausiu akmeniu, kristalų, kalnų krištalu, kuris visą laiką labai koncentruotai informaciją paduoda. Buvo kalbėta apie stebuklus, apie laiko perversmus, apie tai, ką žmogus šiuolaikinis išgyvena, kuo jis skiriasi nuo praeities, taip sakant, laikotarpiu ir kaip pati žemė keičiasi. Ir realiai, aš kaip sakau, aš toje meditacijoje kalbėjau su pačiu įsižeminimu kaip energija. Nes aš paklausiu paskui po visko, su kuo aš šnekuosi, nes energija labai tokia tvirta, iš meilės, labai aukštesnio aš, bet su labai tokiu įžeminimu. Ir jaučiu, per kojas eina energija, tai yra įžeminimas. Tai grinai buvo kalbėta, kaip įsižeminti šiais pokyčių laikotarpiais ir maksimaliai jaustis laimingu santuokoj tarp širdies ir saulės rezginio ir kaip tą visą alcheminį ratą įsukti ir tiesiog maksimaliai džiaugti šitą realybę ir gyventi. Tai linkiu malonaus klausimo, nebeužlaikau jūsų dėmesio ir susitiksime vėl netrukus. Kokios dabar yra žemės tendencijos, energijos, kokios dabar yra žemėje energijos? Gumuliukas ties saulės rezginiu jaučia spaudimą. Ir dabar žemėje tokios energijos yra didžiulis svoris, luitas uždėtas ties tą vietą, ties džiaugsmo šaltiniu. Tiesiog užspaustas taškas dabar labai. Ir šis spaudimo taškas susidarė dėl įvairiausių priežasčių, dėl netidėliotinų dalykų, dėl baimė įvairių užsivėlusių situacijų, ilgalaikio laiko, kultūrinių dalykų, viskas susidėjo dabar ir visi skirtingai perina tai ir skirtingai dabar sprendžia šitą situaciją savo asmeniniame gyvenime. Ir taip, kai kiekvienas išspręs tą situaciją savo gyvenime, kaip tiesiog užbaigs situacijas, įvairias įvykius, visą, kas dabar dedasi gyvenime, kad link gero judėti, link šviesos, link ramybės, link laisvės, link buvimo savimi, džiaugsme ir laimėje, tai kai viską uždarys, taip įsižemins ir žemėje ir taip prisidės prie žemės pačios irgi šiuo metu išsivalymo. Ir dabar toks yra kolektyvinis valymas, visi valosi labai. Nes ateina energetiniam lygmenį, pačios žemės istorijoje, kas kažkiek intervalų, toks cikliškas periodinis dalykas, kaip keičiasi energijos ir jos prisitraukia skirtingas išraiškas realybėje, kaip pasireiškia ir ką gali tomis energijomis išvalyti, išjudinti, nes šiaip energija yra visur vienoda. Ir jos nei sunaikinsi, nei sukursi, jinai visą laiką yra ir tiesiog kaip jinai pasireikš. Šiaip energija yra visą laiką vienoda, bet žemėje esant irgi kūnų, esant irgi gyvai būtybei, jai besikeičiant ir energijos lygiai taip pat įgauna tam tikras spalvas, ne tik tais skaidrus kalnų krištalas, kaip galite matyti, visiškai permatomas iš vienos medžiagos, o jis įgauna daug skirtingų spalvų, kaip ir į šviesą praeina. Ir matome visokias vaivorykštės atspindžius ir visas kitas
nuostabes tvirinijos spalvas. Tai žemė yra švytinti savo spalvomis, nes labai daug žemės aspektų čianais yra joje pačioje. Tai irgi visa labai gili, multidimensinė tema, kurią kiekvienas dabar žmogus žemėje vis pradeda labiau pajusti. Kodėl tiek laisvės atsirado, tiek išėjimo iš rėmų, savęs ieškojimo, ko anksčiau žemės istorijoje labai ilgą laiką nebuvo. Ir tai rodo, kad ir žmogus dabar keičiasi ir jame tos spalvos atgyja, jisai gali jas pastebėti ir kitaip, kaip nori pats iš savęs, iš savo vidaus, taip jas ir žeminti. Nėra tam tikrų kelių, labai aiškių, kaip būdavo anksčiau, tam tikri tikėjimai, tam tikri kultūriniai įsitikinimai, tam tikros pareigos, viskas būdavo labai kultūriškai paremta ir turėjo neišeiti iš kanonų, dabar daug yra kitaip. Žmonės tiesiog ieško savo asmeninio kanono, galima sakyti, savo asmeninės dainos. Ir visą tai susikaupia yra ties Saulės reiškiniu. Ir dabar va tas spaudimas jame. Tai toks vat ir akmuo dabar vat ir Kalnų Krištolą realiai Kristina laiko ties Saulės rezginio vieta. Ir tai yra tas vat energija, kuri jau užsistovėjus, nes stovi toj vietoje ir jinai nori jau švitėti. Nori įgauti daugiau spalvų ir kai įgaus spalvas, jinai atlengvės ir Kalnų Krištolas pavirs į spalvas, o nebus tiesiog tas grynos, nuglūdytos, visiškai tiesiog vat energijos, be jokio vardo, tiesiog vat šaltinis, tiesiog vat tai, kas yra ta masė, tas tiesiog net žodžių sunku apibūdinti, tai, kas neturi net žodžio ir tiesiog yra. Ir kartu nėra ir viskas viskame, tiesiog sunku žmogiškais terminais tai pasakyti, nes tai yra tiesiog arba pajuntam, arba ne. Ir va dabar va tas luitas, jis nori išlengvėti, virsti iš Kalnų Krištolo suakmenėjusio akmens potencialo viso to, įleisti save šviesą. Ir kai įsileidžia šviesą, šviesa pereina per Kalnų Krištolą ir atsispindi sienose, atsispindi erdvėje, atsispindi bet kur pažvelgsite. Ir taip nusineša tą visą kodus visus ir žeminimus ir gali žemė švitėti ir tada palengvėja ir nelieka va Saulės rezginyje spaudimo, ką ir dabar jaučiat. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Galite dar kartelį. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Jaučiate, kaip Saulės rezginys palengvėja, išjuda energija tenais, kai galite pirštai švelniai pagal laikrodžio rodiklę tiesiog švelniai paglostyti, pamasažuoti Saulės rezginio vietą. Tai yra žmogaus sparnų vieta, tarp šonkaulių esantis taškas, kuris žmogui suteikia sparnus, nes tai yra džiaugsmo vieta. Tai yra švitėjimo, buvimo savimi šviesa. Tai yra sparnai, žmogaus sparnai. Nebereikalo tai yra taip arti plaučių, nes ir plaučiai yra džiaugsmas. Jeigu žmogus nesijaučia džiaugsmingas, jisai nesidžiaugia gyvenimu, jam yra pastoviai liūdna, jisai yra netvirtas, neužsipildęs savimi pačiu, jam bus sunku kvėpuoti. Ir dažnai, nes šiaip ligos su plaučiai susijusios būna esmė ištakos būtent susijusios su liūdėsiu. Kažkas yra liūdna gyventi dažniausiai, arba jausmai liūdėsiu persismelkia be galo stipriai iki priežasties nerandant kelio. Kai iš tikrųjų tai yra džiaugsmas, priešinga energija, kai pagalvoja apie liūdėsį, staiga džiaugsmas yra kaip ir jo atvaizdas. Ir tada jis leidžia kvėpuoti, įkvėpti oro. Jūs kai džiaugiatės, jūs tiesiog būtent nuostabos tas džiaugsmas, wow, kaip nuostabu. Tai tas įkvėpimas, jūs džiaugsmu, kai nustembate, jūs įkvėpate. Taip pat jūs galite įkvėpti ir iš baimės. Lygiai taip pat yra baimės įkvėpimas. Paleidžiam viską. Tai koncentruokimės į džiaugsmo įkvėpimą, kaip jūs į kūną įkvėpėte ir kaip Saulės reiškinį galite atlaisvinti, išjudinti, žinoti, kad tai yra šviesa. Tai yra šviesa. Tai jūsų pačių šviesa, jūsų sparnai.
Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Jauskite, kaip iš kūno viskas išeina. Ir tai nėra tik pojūtis, o tai yra ir visos situacijos susijusios su pojūčiu. Visą tai tiesiog per kūną leidžiasi gilyn į žemę ir įsižemina. Nes žemėje reikia jūsų patirčių ir tas įžeminimas skausmo ar visko, jis iš tikrųjų leidžia būti pripažintam visom savo pusėm. Ir jis įsižemina ir taip įvyksta istorija visam audiny, visatos. Tai tiesiog visas situacijas, kad jos geros ar blogos, visas tiesiog reikia įžeminti, tiesiog suvokti, kad tai įvyko, priimti ir tai padarė, jūs tiesiog įžeminat į žemę, įsivaizduojat, kaip nuo šiuo atveju saulės rezginio dabar visa energija leidžiasi gilyn į žemę, per kojas, per klubus, per kelius, žemyn tokius rautų leidžiasi į žemę gilyn. Per žolę, per akmenis, per smėlį, per dirvožemį. Viskas leidžiasi, kas kelia kažkokią įtampą. Ir visos situacijos, kurios nebetarnauja. Viskas, kas nebereikalinga, leidžiasi į žemę. Su meile. Tiesiog atidavimu. Kad ta energija galėtų būti panaudota per žemę, perfiltruota kaip ir vanduo, kuris teka, kuris įvairiais upelių šaltiniais įvairiais, iš lietaus, jisai per žemę išsivalo, persifiltruoja. Taip ir jūs žmonės persifiltruojate per žemę. Įleisdami savo, pasidalindami savo skausmu ir jį paleisdami, o ne aktyvuodami. Tiesiog pavargau aš nuo to, noriu tai paleisti. Ir jausti, kaip visą tai tiesiog išteka iš jūsų žemyn, per kūną, per klubus, per kojas, per kelius, per pėdas, susiliečia su žeme ir teka žemyn. Ir energija valosi ir išsivalo, virsta skaidriu krištalu, kuris gali atspindėti visas spalvas. Ir ta energija gali būti panaudota dabar visai kitoms spalvom. Tai dabar visą tai išgyveno žmonės. Perina įvairiausias turbulencijas savo gyvenime. Išjudinami pamatai, tai kas atrodė yra nepaneigiama, ne tiesiog nesulaužoma. Viskas išjudėjo tam, kad atsirastų tarpeliai tarp energijos įnešti šviesai, dar daugiau šviesos. Nes jeigu viskas saugu, fundamentalu, viskas tiesiog tvirta, taip, tai yra patogu gyventi, bet nelieka tarpelių, nelieka pro kur praeiti šviesai, nebelieka gražaus vitražo švietėjimo. Žmogus iš tikrųjų yra vitražas. Jisai tiesiog per save, per savo nuostabią struktūrą praleidžia labai daug šviesos. Žmogus yra vitražas. Įsivaizduokite save kaip nuostabų vitražą. Nuostabiausiai katedroje. Tiesiog vitražo langą. Tokį nuostabų su neįtikėtino rašto vaizdiniu. Tiesiog meno kūrinys, net žodžių sunku apibūdinti, kad tai meno kūrinys. Tai kažkas dieviško. Žmogus yra tas stiklas. Tas, kuris atspindi saulę. Labai eina energija. Žmogus atspindi saulę. Hebrajų anglų kalboje žmogaus pavadinimas yra human. Human. Atspalvių, tonų, daugybės tonų. Žmogus, būtybė. Tai jūs tiesiog atspindite tas spalvas. Per savo situacijas, per viską. Ir vat kai sukliba fundamentas, sukliba pagrindas, pamatas, atsiranda daugiau šviesos pro tos įlūžimus patekti. Kiekvienas atvejis, situacija yra transformacija ir vieni ją suvokia vienaip, kiti kitaip, pagal kiekvieno žmogaus spalvyną, pagal jo kalbos spalvų. Ir kiekvienas gali savo situaciją ir tai daro kiekvieną kartą, transformuoja ir alchemizuoja per savo skirtingą kalbą, kokia jinai bebūtų. Kaip pavyzdžiui, sudaužyta širdis.
Tai yra akmens luitas iš tikrųjų. Gražus akmens luitas tiesiog gali ir turėti gražią formą, bet jis toks tiesiog išgaubtas, tiesiog akmuo, kurį labai mylite, dedate prie širdies. Tai yra tiesiog šviesa, švitėjimas jūsų, tiesiog gera, tą paprastą, visiškai paprastą, mylėti besąlygiškai dalyką. Tiesiog nieko neišsiskirianti gražų akmenuką, jis tiesiog neįtikėtinai jums yra švelnus, šiltas, artimas, mylimas, jūs prie širdies pridėjot, jūs visą gyvenimą jam galite paaukoti, atrodo tokią meilę. Tai jūs vadinate, sakykime, meilę. Ir ateina akimirka, kai ta meilė sukliba kartais šitoj realybėj ir jinai turi irgi įleisti daugiau švitėjimo, šviesų tarp tos nusistovėjusios energijos ir transformuotis. Tas akmenėlis sako, atėjo akimirka man irgi pasikeisti. Ir jisai dūžta. Ir jūs girdite tą dužimą, to gražaus, paprasto, visiškai paprasto, bet jums labai gražaus širdžiai akmenėlio. Jisai įskyla per pusę, atsidaro. Ir jūs pastebite viduje neįtikėtino grožio kristalus. Ametisto kristalą su nuostabiausiais atspalviais, violetinių, rožinių, gelsvų, melsvų. Tai yra tiesiog neįtikėtino grožio nauja realybė, naujas realybės suvokimas. Ir ta meilė, jinai dabar kitokia. Tai nėra ta meilė jau, kurią dėtumėte taip prie širdies, kaip dėjote tą. Tai yra kitokia, kurią jūs galbūt norite ir grožėtis dar, įjungti ir kitą pojūtį, įjungti regėjimo pojūtį. Anksčiau jūs galėjote tiesiog jausti, prisidėti prie širdies, tą akmenėlį laikyti rankoje, mylėti jį labai. Tačiau jūs neturėjote kuo iki galo atrakinti regos, kelti klausimų, o dabar, kai jisai įgavo struktūrą iš vidaus, atsirado regos žingsnis. Ir dabar pasidarė įdomu tyrinėti, pradėjo kelti klausimai, pradėjo viskas žėrėti, jūs pradėjote žavėtis, domėtis, pasidarė taip įdomu, atsirado kitas lygmuo. Ir tai ir yra tai, kaip jūs transformuoja šitas situacijas. Vėliau gali įsijungti ir kiti pojūčiai. Visai kiti pojūčiai, kaip ir, sakykime, įkvėpimas, uoslė, tai irgi transformacija. Čia tiesiog kaip analogija, kaip galima savo skausmą, sakykime, transformuoti, įdavus jam daugiau šviesos ir paversti tai grožiu. Tikrasis grožis yra tas, kuris turi rimtį, kuris turi esmę, tai nereiškia, kad ta rimtis yra labai tokia rimta ir ta prasme, neišjudinama ir iš jos negalima juoktis. Tai yra tiesiog tai, kas turi nepajudinamą tokį irgi, sakyčiau, irgi paradoksas, neišjudinami dalykai išjudinamuose dalykuose. Tai yra šokis tarp to ir to. Tai kiekvienas mokykitės iš savo situacijų, nuleiskite jas į žemę, padėkite vieni kitiems, kai leidžiate tas situacijas iš savęs į žemę. Pastebėkite aplinkius esančius, stovinčius, tokius pačius kaip jūs, kurie irgi išgyvena. Ir labai kartais dar ryškesnių atspalvių jausmus. Ir jūs visi stovite, tiesiog šiurpai neateina, jūs visi stovite tiesiog prisijungę švitėdami su gražiausiam savo šviesom, vitražiniais, tokiais gelsvais atspalviais. Jūs stovite, nubeldę akis į žemę ir tiesiog su meile jai atiduodate viską tą švitėjimą. Ir tai yra su meile. Žiūrite su tokiu ranka prie širdies, žvilgsnis žemyn ir taip gera ir toks ramybė, visiškas atsipalaidavimas, jūs dovanojate žemėje, suleidžiate tas šviesas, kurios ateina iš kosmoso, iš viršaus, iš visatos, iš tvyrinėjos, per save transformuoti. Ir nereikia savęs teisti, kad kažkaip buvo daroma vienaip ar kitaip, kad gal jie už kitaip pasielgti. Yra tiesiog įžeminamos situacijos. Tai žinoma, reikėtų gyventi visiškai iš meilės ir nenorėjimo sąmoningai kenkti kitam žmogui, būtybei, bet kam ar gamtai, bet kam negalima kenkti sąmoningai. Viskas, aišku, yra įmanoma ir galima. Tiesiog, kai tai darote sąmoningai,
viskas dar labiau užsiniveliuoja ir dar daugiau yra sunkumų išeiti iš viso to rato. Ir tampa tai, kad jūs tik įleidžiate į žemę, ir jūs vėl kaupėsi ant pečių tiek daug, kad jūs jau net nebegalite žeminti žemę. Ir reikia prasivalyti, paleisti vieną dalyką po kito ir nelaikyti kažkam tiek nuoskaudų, nelaikyti tiek skausmo, nelaikyti tiek pykčio, paleisti ir judėti toliau į priekį, transformuoti, neleisti, kad ta energija tokia stipri užgultų taip jūsų pečius, kad jūs nebegalėtumėt netgi atlikti šio perdavimo ir judėti tiesiog į priekį ir mėgautis tiesiog šitą realybę, džiaugsmu. Nes kai jūs viską paleidžiate, visą tą skausmą, visą tą sunkumą, jūsų saulės rezginio vietai atsidaro švytėjimas. Tas vidinis vaikas, kaip buvo pasakyta, jisai švyti, jisai juokiasi, krykštauja ir čia yra jūsų gyvenimo šviesa. Dabar rodo tai Afrikos simbolį, kuris atitinka mūsų kelių eismo žymėjimo ženklą, lankytiną vietą. Tai yra tiesiog tas variklis, taip sakant, netgi eina švieselės per tą simbolį. Jis ir yra jūsų saulės rezginiai. Tai yra 4 polių, 4 pusių pasaulio centrai. Ir jie juda į visas skirtingas 4 pusės. Ir savaime šis ženklas yra 2D visiškai toks plokščias parodymas, bet jisai turi ir savo 4 ir 5 ir daugiau dimensijų ir jisai sukasi ir tų 4 ašių tampa dar daugiau, jos daugėja ir žodžiu apima visą erdvę ir vis tiek galumoje tampa tokių energinių švytėjimų, apskritimu, šviesa, tiesiog sfera tokia. Tai yra džiaugsmas, kuris va tokiu būdu, va tokia realiai alcheminė visa jungtimi, liktimi, jisai tiesiog atsiskleidžia jūsų saulės rezginiai, jis pradeda švytėti, jūs džiaugiatės, jūs norite šokti, jūs norite juoktis. Labiausiai, kai žmogus juokiasi, būtent toji vieta labiausiai ir aktyvuojasi, kai jūs juokiatės ties saulės rezginiu. Čia yra jūsų visiškas centras, šventyklos durys, šventyklos, net ne durys, tai yra visas kelias į šventyklą ir pačios šventyklos altorius. Tai yra šis jūsų džiaugsmas. Nebereikalo šalia jo yra širdis. Širdis yra šiek tiek aukštesniai tokiai sferai, tokiam keliais laipsniais aukščiau netgi fiziškai. Tai yra variklis, kuris kartu su šiuo džiaugsmu gali kartu eiti išvien, nes jeigu kažkuris šių dviejų neveikia, ypač jeigu džiaugsmas nesikūrena jūsų tą ugnelę viduje, netgi rodo kaip iš Miyazakio Haulo pilies, kaip eina energija. Iš Haulo pilies Liuciferis, man regis, buvo, nepamenu pavadinimo, ugnelė namuose, kurį būtent dėl jos visas tas namas, Haulo pilis, jinai galėjo gyvuoti. Tai tai yra jūsų ta ugnelė. Ir širdis, o širdis yra tas savininkas, tas kūrėjas, pagrindinis burtininkas, kuris kartu su ta ugnele jis gali gyventi, gali keliauti, gali pereiti sienas, ribas, dimensijas, duris visas praverti. Kai širdis yra laiminga ir džiaugiasi. Tai yra tiesiog sakrali, pati didžiausia santuoka, kokią galite turėti su savimi pačiu. Ir tada, kai šita santuoka yra pilnai atvira savyje, tada jūs galite dalintis ją ir su kitais ir eiti pasaulį. Ir pasaulis tiesiog įgaus vien tik tais magiškas, nuostabiausias šviesas, neliks tiek skausmo, iš viso jisai turėtų išgaruoti, nes tiesiog net nėra tam dimensijos jam erdvės susikurti. Tai sutuokite savo širdį su saulės rezginio vieta, su savo džiaugsmu, meilė ir džiaugsmas. Pagrindinės 2 emocijos iš tikrųjų, kurių žmogus ir siekia. Kiekvienas žmogus šitam pasaulyje nori šitų 2 dalykų. Meilės ir džiaugsmo su visais jų vaivorykščių atspalviais. Jisai nori meilės, priėmimo, mylėjimo ir turėti jausmą, kad tave irgi visi myli. Tiesiog būti mylimam ir mylėti. Ir taip pat džiaugtis visų tuo, džiaugtis gyvenimu ir kitiem kurti džiaugsmą. Ir galėti pačiam pastebėti ir pačiam džiaugtis. Ir iš to gimsta didžiausi stebuklai. Kiekvienam žmogui skirtingai va šitos santuokos atsiranda vaisiai. Vaikai, tiesiog santuokos vaisiai atsiranda iš šitos jungties. Ir tada jūs galite gyvenime veikti tai, ką jūs
ir atėjo čia veikti. Vienų tikslų, kiti kitų tikslų, ten, kur jūsų talentai atsiskleidžia. Kai šita santuoka yra kartu, talentai gali skleistis, gėlės gali augti. Dažnai meilės norim tada, kad įsivaizduojam, kad jinai yra kažkokia, man reikia kažko, kad aš galėčiau mylėti, visur yra kažkokios sąlygos. Tas pats ir džiaugsmas, man reikia dėl kažko džiaugtis, kad aš būčiau džiaugsmingas, aš tiesiog džiaugtis negaliu paprastą akimirką. Ir tai yra būtent dėl tų nuoskaudų, dėl skausmo, kuris yra užsilikęs šiuose dviejose centruose. Dėl šitų nuoskaudų ir dėl to svarbu jas yra kasdien transformuoti, paleisti žemę, kaip mes įrodėme, per save įkvėpti. Jausti, kaip užsipildo visi plaučiai, visa krūtinė, pilnai oro. Ir tai porą kartų įkvėpti. Ir jausti, kaip užsipildo jūsų saulės rezginio vieta, kaip toks, kaip kauburėlis, kaip piltuvėlis, užsipildo į saulės rezginį, tiesiog subėga ta šviesa. Naina visi lūkesčiai, tiesiog džiaugtis paprastume. Su tuo įkvėpimu pro piltuvėlį išeina visos granulės ir šviesa tiesiog teka jūsų kūnam. Kad džiaugsmas yra paprastas ir labai daug nori į save susipilti, nes jisai kaip piltuvėlį žiūri viršų, ateina iš kosmoso, jis nori daug energijos, nori daug visko. Nes tokia yra jo būsena. Žmogiškas pasaulis yra kaip tas piltuvėlis. Ties saulės rezginiu kažkur yra tam tikras jo diametras, kurį mes kiekvienas gauname ties šią žemę. Kiekvienas skirtingų to skritulio skersmeniu, kiek mes galime į save viso to džiaugsmo tiesiog peršviesti, kiek mes norime čia patirti. Ir tas kauburėlis, ta šviesa turi sumažėti iš tokių kažkokių visiškai kosminių nepasiekiamų kartais dalykų, kurie tiesiog yra visą laiką pasiekiami. Tačiau šitoje realybėje centro fokuso prašo kažkur kitur paprasčiau džiaugtis tiesiog šitą realybę, džiaugtis šito diametru, tiesiog pasidžiaugti, kuris yra toks trumpas. Pasidžiaug šituo skritulio visų spindulių, pasidžiaug visų šituo nuostabiu apskaičiuotų pasaulio materialiu. Ir leis šitą energiją pratekėti, jaus, kaip prateka pro saulės rezginį, pro tą susiaurėjusią angą, tiesiog ir pasileidžia į žemę. Kvėpimas ir iškvėpimas. Kvėpimas ir iškvėpimas. Dar kartelį galim. Kvėpimas. Ir iškvėpimas. Dėl ko žmonės mėgsta kartais atsidusti ir palengvėja nuo atsidusimo. Tai yra tiesiog nuostabus įrankis, staiga pro tą piltuvėlį nuresetinti, perimti, anuliuoti ir iš naujo paleisti fokusą. Jūsų kūnas labai protingas, jisai žino, ką jis daro. Kiekvieną žingsnį žino. Ir dabar, kai jūs tą paleidžiat, viską žemė jaučiat, kaip iš jūsų teka, tai yra procesas. Bet jūs jaučiat labai daug dabar nutekėjo žemyn į žemę. Visas tas lūkesčiai, koks tas džiaugsmas turi būti, ką aš turiu pasiekti, viskas per jūs pakeliauja. Ir susiaurėja, tiesiog tampa kaip augalo, mažo augalėlio šaknelės, tiesiog medžio šaknis tampa, jas išsiskaido į daugybę skirtingų, kurios eitų, kur beeitų, visur susieina į gyvybę, į gamtą, į augalus. Ir visa tai tiesiog išsiskaido iš vieno to tokio praėjimo, to tokio vamzdžio susiaurėjusio, staiga išsiskaido daug gyslelių. Ir jūs suprantate, kad tas piltuvėlis tas pats yra viršus, tiesiog jūs galite visą tai pasiekti, tačiau būdami tomis šaknimis. Ir šiek tiek kitaip. Ir tada paprastume atsiranda džiaugsmas, kaip tai nuostabu. Tiesiog džiaugsmas ir įkvėpimas kažką veikti, daryti. Ir tada kas vyksta? Jūs įsimylite gyvenimą. Jūs įsimylite save, savo širdį aktyvuojate. Nes jūs džiaugiatės tuo, kad jūs esate įsikvėpęs, jūs norite gyventi, jūs norite kažką keisti, daryti, tiesiog judėti, mokytis, patirti. Širdis tampa laiminga. Nes jos ugnis dega.
nes jos įkvėpimas dega, nes jos centras dega. Ir jinai dabar gali patirti, jinai gali išbandyti, tiesiog džiaugtis, semti gyvenimo paprastumu, bet semti ir būti atvira stebuklai. Tam atvaisiu šitos santokos. Atvira stebuklai. Kur be nuvestų realybė, kokia jinai bebūtų. Kas be nutiktų, jūs visą laiką esate vedami. Aš esu visą laiką vedama. Visą laiką esu vedama. Kas be nutiktų esant šitai santokai, tarp širdies ir savo vidinio centro džiaugsmo, saulės rezginio. Per vidurį yra stebuklas. Tarpukeliai vaisius stebuklas. Tai yra pasitikėjimas šitą santoką ir šitą realybę. Judėjimas, 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 judėjimas. Tai taip dabar žmonės ir gyvena ir vis daugiau žmonių pradeda suvokti šitą šokį. Dėl to ir nori būti laimingais, nori ieškoti tol, kol jausis laimingu tiesiog savyje, bet iš tikrųjų ieškojimai tiesiog yra daug paprastesni. Tai yra šitas santoka tiesiog buvimu, paleidimu viskuo ir buvimu čia ir dabar. Ir pasitikėjimas stebuklu, ką nusprendė jūsų pačių dalys čionais nuveikti. Būkite nustebinti savęs pačių. Labai juokingai skamba, bet būkite nustebinti savęs pačių. Žmonės keičiasi, žmonės auga, žmonės tobulėja, žmonės silpnėja, žmonės stiprėja. Viskas keičiasi įvairiausiais atspalviais. Tiesiog būkite nustebinti savęs pačiu. Ir neteiskite už nei vieną savo mintį, kažkokį įvykį. Jeigu tai darėte netyčia, arba tiesiog kaip tuo metu žinojate geriausiai, nepykite nieko. O sąmoningai net tokių dalykų ir nenorėtume daryti, nebent dar visiškai norite patirti tą tokį tamsų, labai materialų pasaulį. Bet daugelis žmonių dabar jau šitą žingsnį yra peržengę, jau gerokai toli nuėjo. Yra labai stiprus sąžinės tas elementas, tai tas rodo stebuklas ir sąžinė kažkodėl jie panašus. Tu negali matyti stebuklų, kol tavo sąžinė nėra rami, nes kažkur tu laikai kažkokį inkarą. O sąžinė kartu ir su šituo nuoskaudom laikymus. Jūs tada nesąžininkai, netgi ne prieš kitą, kad jūs būnat, kai nesąžininkai prieš patį save. Ir čia irgi labai gili emocija yra, jinai susijus su stebuklu, kai jūs paleidžiat, būnat sąžiningi su savim pačiu, su visais, tiesiog tik su šviesa bandote judėti prieki, tada ir stebuklai atsiranda, realybė pradeda šnekėti su jumis. Nes jūs į tokią realybę ir kreipiatės, o ne kalba stebuklingiausiais būdais ir ne taip tankiai. Tampa simboliai daug greitesni, nes viskas ne taip tanku, nereikia, kaip čia toks labai analogas, važiuoti ten 30 km ant arklio, joti laukais ir ten nematyti, sakykime, mažai ženklų, ten elementarelis praskrenda ir tai stebuklai vyksta nuostabiais būdais ir tenais. Yra tiesiog lygmenis, arba dabar jūs važiuojate autostradą ir ten yra, nežinau, 10 kilometrų, kokių 30 reklamų ir jūs 30 kartų galite pamatyti simbolį, su kuriuo realybė šneka. 30 kartų yra viskas greičiau. Tai ir dabar šitą realybę įgavo daugiau spalvų, nei greitesnė. Ir kai jūs tik įsijungiat į ją stebėjimą, tiesiog jau noriu jums pasakoti, jūs pradedate matyti ženklus, pradedate matyti simbolius ir jūs galite su jais šnekėtis. Nes realybė labai, labai nori su jumis šnekėtis. Tai yra labai stipri energija, labai daug potencialo ir labai norinti su jumis šnekėtis. Užduokite klausimą ir nepamirškite jo uždavę. Čia minėjome ir minėsime daugybę kartų, tol, kol to patys nebepajusite. Nes mes irgi jums užduodame šitą klausimą tiesiog pasakymų tokių. Uždavę klausimą, nepamirškite, kad uždavėte klausimą, laukite atsakymą. Ir jisai su praktika vis greičiau ir greičiau ir greičiau bus. Tiesiog sekundžių greičiu. Jeigu jūs galėsite išgirsti, ką jūs uždavėte. O išgirdimas yra buvimas čia ir dabar, klausimas savęs. Klausimas realybės, ne gyvenant minčių šurmuly, minčių atitverime ir minčių visam tam avily. Kiekvienas skambutis, kiekviena žinutė, kiekviena iškaba, kiekvienas išgirstas
tiesiog šalimais nuaidėjo žodis. Viskas yra ženklai. Ir tikro alchemiko yra pastebėti tą ženklą. Tikro alchemiko darbas. Kaip jūs tos ženklus pastebite? Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Pastebėkite ženklus.